Basvenio dvaras žvejų rojai pagavom 2 karpius. Ir mes šiandien gaminsime Pabandysim atskirti kaulą pagrindinį nuo mūsų karpio. Viena pusė, dabar iš kitos pusės. Čia žuvieniai. Nu, va, mes turim gražų karpios mėsos gabalą. Dabar bandysim jį paruošti mūsų kinietiškam patiekalui. Dažysi papilmes. Labai tiks mūsų ateinančiam patiekalui. Nupjaunam kaulą viršutį nugaros. Taip pat eis sekančiam patiekalui. Taip, turim, reiškiasi, paruošę dabar karpio filė. Padarom 3 išilginius pjūvius. Turim dabar maždaug 30 laipsnių kampu. Čia yra tokia gan sudėtinga dalis, reikalaujanti kruopštumo. Kita pusė. Kita pusė padarom tą patį. Vėl padarom 3-4 išilginius pjūvius iki odelės, neperpjaunant odelės. Nu va, turim rašyti tokį reikalą. Karpius reikės paniruoti, tai reikės miltų, kiaušinių ir druskos, aliejaus, vyno saldaus. Padažą darysim atskirai karpių, tai reikės aliejaus, gero aliejaus, kečupo, cukrus, druska, šparaginės pupelės, svogūnų, apelsinų džemas, taip pat paprika saldi, apelsinų žievelės, aitrus pipiras, jalapenas, taip pat yra imbiero česnako sutrintas mišinys, paprasti svogūnai, citrinos sultis išspaustos, čia yra 1,5 citrinos. Ir taip pat reikės krakmolo, kuris išmaišytas bus vandenyje. Tai užmarinuojam karpį. Tai atliejam saldžių vynų. Šiuo atveju mes panaudojam šampaną, pavogėm iš moteriškių. Bet tai, žinau, Gintarai, tu kažkaip drąsus šitoj vietoj. Ką daryti, jeigu neturėjom saldaus vyno?
Ir šitame lengvai praleido. Jos nematė. Antrą paėmėm. Gali pamirkyti mes. Aš negalvoju, gal čia, žinok, iš tikrųjų man gaila šitą reikalą. Gal dar moteriškis nepastebės, kad mes čia įsisukom. Vandens zapilsim. Ir druska. Druska. Man atrodo, kaip Seimo narių galvos klausyk. Sako, tai? Pažadu jums. Pažadu jums būti geras, vykdyti jūsų norus. Pakelti atlyginimus 50%. Ir pensijas. Reiktų paniruoti, dvigubą paniruotę. Bandykim tai padaryti. Lengvai apibarstom pirmą. Vieną pusę. Kitą pusę. Tiesiog panardinam išplaktuose kiaušiniuose. Ir dedam antrą paniruotę. Ir gerai įvoliojam miltuose. Ir dedam į kazaną. Leidžiame į mūsų įkaitintą aliejų. Kas man patinka kiniečių virtuvėje. Tu padarai, pavyzdžiui, tu gauni patiekalą kiniečių restorane ir nežinai, ką valgai. Ar žuvį ar vištą? Nesuprasiu iš tikrųjų. Ten tas jų, žinai, padažų, skonių, ten tas dauguma, tai mane visą laiką sako, man kinietiška virtuvė tai yra aukštasis pilotažas. Pasakai, kad čia karpis. Kepam antrą karpį. Ir jisai toks pat fainas kaip ir pirmas. Antras karpis mūsų. Tai ką darom padažėlį dabar? Dabar atiduodam kazaną Gintaro rankas. Manau, kad mes turėsim čia dabar šedevrą. Dedam svogūnus į kaitą. Taip pat dedam ir pupeles. Paraginės pupeles. Slaptas ingredientas, saldus vynas. Bet, o kodėl tu pili gazuotą, pavyzdžiui? Kokį iš moterų atėmėm tokį ir pilam. Vis tik tai po ilgų dėrybų nusprendėme pilti. Daryti kinietišką šou. Mūsų gėrimo. Jis nedega mūsų gėrimas, Gintarai. Nesvarbu, nedega. Kažkaip reikėsis. Imbierą su česnaku. O va tas kvapas azijietiškos virtuvės iš karto. Pabandykim 2,5. Apelsinų džemą. Gal 3 šaukštus sudėkim. Ir taip pat kečupo. O kiek kečupo? Kečupo irgi maždaug kiek džemo, tiek ir kečupo. Įpilam šiek tiek vandens. Mūsų padažą 400 ml vandens. Vėl užvirė ir supilam citrinų sultis išspaustas. Po 1,5 citrinos. Išimam dabar kiek įmanoma žolių. Ir paliksi va tą apelsino ir citrinos skystę, ne? Ir į jį dar kažką įdėsi. Ir dabar įdėsim apelsinų žieveles. O,
šiek tiek pamaišom. Dedam pjaustytus svogūnų laiškus. Sudedam smulkiai pjaustytą papriką. Sudedam aitrų pipirą, jalapeną. Taip. Padažas koks. Saldus. Ir labai gerai kinietiškas. Aštrus. Taip, taip turėtų būti, viskas teisingai. Tam, kad visas padažas mūsų sutirštėtų, ištirpintą krakmolą supilam. Sutirštėjo iki kisieliaus konsistencijos ir sudedam atgal daržoves, kurias buvom išėmę. Labai panašu į tai, kad čia valgysim kinietišką patiekalą. Va, koks čia yra grožis padažiuko. Aštrus ir saldus. Tos uodegos kokios žalios, žiūrėk kaip pasimės. Ne, padarėm čia. Gal jau gana ten to padažo čia? Ne, dedam visą, kiek čia. Nedaug liko. Kilgų nėra. Ar skanu? Kas čia ragauja? Labai skanu. Labai skanu. Daugilė skanu? Labai skanu. Sakau, patiekalas, kuris papuoštų bet kurį šventinį stalą. Gintarė, kaip tau? Skanu. Skanu? Nu, jeigu Gintarė sako skanu, tai čia labai super. Ką, skanaus?